Taigi, šiek tiek apie save. Esu autorė, bendraautorė Eureka serijos vadovėlių. Taip pat esu ir knygos Mikropolis autorė. Taip pat suprantu, kaip rašyti vaikams priimtina kalba, kad tekstas būtų nesudėtingas, kadangi jau susidūriau su rašymu vaikams. Tai šitą patirtį irgi atsinešu į leidyklos Briedis vadovėlius. Taip pat 13 metų dirbau mokslinėje laboratorijoje, kadangi esu baigusi genetiką, chemijos inžineriją ir visą šitą žinių bagažą atsinešu į Eurekas serijos vadovėlius. Taigi, šiandien pristatysiu Jums Eureka 5 klasiai gamtos mokslų vadovėlį. Šitas vadovėlis yra sudarytas iš 2 dalių. Ką svarbu paminėti, kad vadovėlis yra labai tinkamas mokiniams, jis yra ne per sunkus jį nešiotis, dėl to yra išskirstyta informacija į 2 dalis. Vadovėlis yra labai gerų kietų viršelių pavidalų ir mokiniams mažėja tikimybė kažkaip pažeisti vadovėlį, iš jo galima ilgai mokytis ir kitoms klasėms. Taigi, šitas vadovėlis yra padarytas pagal naująją 2022 metų gamtos mokslų bendrąją ugdymo programą ir jį galite įsigyti leidyklos Briedis puslapyje. Autoriai šitų vadovėlių yra aš ir Edvardas Baleišis. Norėčiau paminėti, kad taip pat yra Eureka 6 klasiai vadovėlis, taip pat sudarytas iš 2 dalių. Jis irgi parašytas yra pagal 2022 metų atnaujintą gamtos mokslų bendrąją programą. Ir šio vadovėlio autorė taip pat esu aš ir Edvardas Baleišis. Taigi, šitas Eureka vadovėlis, va būtent 5 klasiai, kuris yra parašytas pagal bendrąją ugdymo programą atnaujintą, išlaiko Briedžio tradicijas ir jame susipina taip pat ir naujienos, kurių yra nemažai. Kaip žinote, bendroji ugdymo programa yra ganėtinai pasikeitusi ir 5 ir 6 klasės. Ir šitai programai atnaujintas vadovėlis turi būti aiškus, su įtraukiančiu tekstu, su gyvenimiškais aprašymais, taip kad žmogus besimokantis iš Eurekos vadovėlių suprastų, kad kur jis yra, kaip gyvena, kaip turi sveikai maitintis, kokia yra aplinka, kad ne tik suprastų kad ne tik žinias, kurias perskaito vadovėlyje, išmoktų, bet ir jas galėtų pritaikyti plačiai ir galėtų įsivaizduoti, kaip viskas yra susiję ekosistemose, kaip gyvena organizmai buveinėse. Tiesiog visą visumą, kad pajaustų ir suprastų, o ne tik išmoktų ir tas žinias tik tai įsisavintų, bet gebėtų jas ir pritaikyti. Vadovėlyje yra gausu iliustracijų ir nuotraukų, kurios padės mokiniams dar labiau pagilinti savo žinias, suprasti, kaip gamtos mokslai yra svarbus mūsų gyvenime. Ir taip pat, žiūrėdami į šitas nuotraukas, ypatingai mokiniai, kurie turi daugiau regimąją atmintį, galėtų atsiminti visą dėstomą informaciją. Vadovėlis padeda visiems mokiniams ir net specialių poreikių ugdyti kritinį mąstymą, taip pat skatina domėtis visais šitais gamtos mokslais, kurie gamtos mokslai yra ir chemijos, ir biologijos, ir fizikos mokslai viename. Tai apie visą šitą dalyką galima sužinoti iš Eurekos serijos vadovėlių. Taigi, vadovėlis sudarytas iš 5 tokių pagrindinių dalių. Tai yra iš įvado, iš pagrindinės plėtojamos temos, kuriai yra skiriamas didžiausias dėmesys. Jinai yra parašyta pagal rekomenduojamą bendrojo ugdymo programą. Taip pat yra Eureka Plus temos, kurios yra neprivalomas pagal bendrąją ugdymo programą, bet jos ir padeda plėsti žinias, jas pritaikyti, taip pat mokytojams dėstyti informaciją papildomą ir įdomią, ir taip pat gali, jeigu ir nespėjama išdėstyti, tai galima jas paskaityti namie ir jos parašytos taip, kad nebūtų sunku, kad nereikėtų ypatingai mokytojų pagalbos jas skaitant. Taip pat mes turime ir pabandyk rubriką, kai žinias galima pritaikyti praktikoje. Rubrika parašyta taip, kad nereikėtų specialių kažkokių priemonių, kad nereikėtų laboratorinių įrankių susipirkti, o tiesiog paprastų dalykų užtenka atsinešti iš namų arba esančių mokykloje.
tiesiog žiūronų, tarkim, mobilaus telefono, nereikia kažkokių ypatingų dalykų ir tai yra labai patogu. Bet taip pat tas žinias galima pritaikyti praktiškai. Ir yra visiškai atnaujintas žinių patikrinimas vadovėlyje, kuris taip pat žiūrima, kaip galima pritaikyti savo žinias praktikoje, ko išmokome, pasitikrinti ir, pavyzdžiui, netgi įvertinti situacijas. Ne tik yra jisai padarytas tokio testinio varianto kaip A, B, C, bet yra nuotraukos priskirti, sužiūrėti informaciją, susijęti. Tai apie visą tai plačiau pakalbėsime tolimesnėse skaidrėse. Taigi, apie pagrindinės temos sudarimą, kaip matote, skaidrėje yra pažymėta raudonomis rodyklėmis, kaip sudarytas vadovėlio pagrindinių temų skyrius. Tai, kaip matote, yra viršuje temos pavadinimas. Pirmiausia, temos yra visos sunumeruotos. Tai padeda mokiniui susižiūrėti, kuri tema yra kuriame puslapyje. Tai yra labai patogu. Taip pat yra QR skaitmeninės nuorodas, kuriuose mokinys gali pasižiūrėti papildomą informaciją, filmukus, kurie irgi susiję su dėstoma tema. Taip pat yra QR koduose ir, tarkime, filmukai, kurie skatina domėtis arba mokina naudotis mikroskopu, pavyzdžiui, kad palengvina tą dėstomą informaciją ir parodo vaizdais. Taip pat yra nuotraukos, kurios yra įtraukiančios ir į paprastą gyvenimą, ten tarkim irgi keliai, gyvūnai, augalai parodyti, bet nėra bereikšmės, nesusijusios su dėstoma medžiaga iliustracijos, kurios būtų nereikalingos ir būtų per daug apkrautas tekstas. Taip pat yra ar žinai rubrikos, pagrindinės temos tekstas, kaip kalbėjau, įvadas į temą, kuris formuluoja problematiką, užduočių blokas ir ar žinai rubrikos. Tai apie visas tas temas plačiau pakalbėsiu vėliau. Tai pirmiausiai norėčiau pristatyti Eurekos 5 turinį. Jisai yra sudarytas iš 2 dalių, iš pirmos ir antros dalies. Tai pirmiausia, pirma dalis yra grinai biologinė, o antra dalis labiau chemija plus fizika. Tai pirmoje dalyje bus 5 skyriai, kaip ir antroje, irgi 5 skyriai, viso vadovėlis apima 10 skyrių. Tai pirmoje dalyje vaikai nagrinės žmogus gamtoje, gamtos mokslus, susipažins su žmogaus veikla, jo poveikiu ir kaip tą poveikį aplinkai mažinti. Taip pat bus biologinės įvairovės išsaugojimo temos, kaip saugomas teritorijas yra naujiena penktokam. Taip pat zoologijos sodai, sėklų bankai, apie sėklų bankus irgi niekada nebuvo kalbama. Tai irgi bus įdomios informacijos, kuri skatins vaikus domėtis. Taip pat mokausi atpažinti, pavyzdžiui, netgi bus temų apie mobiliasias atpažinimo programėlės, kurios skatina eiti į gamtą, atsisiųsti programėlę mobiliajame telefone ir atpažinti, tarkim, augalus, gyvūnus, grybus, žvaigždės. Ir vaikai jau šitą skaitmeninį formatą, kur gali panaudoti praktiškai ir pritaikyti, vat, einant atpažinti gamtą, vat, visus tuos dalykus. Taip pat yra ir pliusinių temų, tai pavyzdžiui, kaip paukščių žiedavimas, paskaityti vaikams labai įdomu, kaip žiedojami paukščiai, ta atnaujinta informacija šio laikinė tokia pateikiama. Ir kiekvieno skyriaus gale yra žinių patikrinimas, kuris patikrina, ką išmoko tame skyriuje mokiniai. Taip pat yra pabandyk rubrikos skyriuose, kaip matote, išskirtos oranžinė spalva. Ir taip pat turi kažkokios rubrikas ar žinai, kuriuose yra įdomių faktų. Taigi, gyvųjų organizmų sandara ir skirstimas 3 skyrius. Šito skyrius prieš tai būsioje bendroje ugdymo programoje nebuvo. Tai yra naujiena penktokams, vienaląsčiai, daugialąsčiai, gyvosios gamtos karalystės, rūšies savoka. Tai šitie dalykai pateikti irgi lengvai ir suprantamai, kad penktokas jau įsivaizduotų, kaip yra sudarytos ląstelės, kaip yra skirstomi gyvūnai ir jų rūšis atsiranda tokios, tai visa tai patiekiama
penktokiškų lygių, bet ne per daug paprastai ir ne per daug sudėtingai. Taip pat yra temos, kurios ir buvo prieš tai penktokam: virškinimas, kvėpavimas, kraujotaka. Naujiena yra rūpinuosi savimi skyrius, tai skyrius apie mytybą, mytybos sutrikimai, kad vat, įsivaizduotų irgi nuo pat jauno amžiaus, kaip vat, žmonės susiduria su anorekcija, bulimija, kad vat, kaip jų šitų ligų neprisileisti prie savęs. Antros dalies turinys susipina fizika su chemija, tai kaip matote, šeštas skyrius medžiagų apsupti, tai bus kaip sudarytos medžiagos, Eureka Plus tema. Irgi labai įdomu paskaityti neprivalomą periodinę elementų lentelę, kaip jinai atsirado, kokia jos istorija, kas ją sukūrė. Taip pat temos, kurios buvo penktokam, apie vandenį, apie vandens apytakos ratą, vandens išskirtinumą. Toliau septintas skyrius: pažįstu medžiagas, vertinu, matuoju. Šitas irgi buvo, bet naujiena yra tankio sąvoka vaikams, kuris yra gana sudėtingas suvokti penktokam, bet irgi parašyta labai aiškiai, suprantamai, kad penktokui būtų nesunku savo tuos gebėjimus vystyti. Oras ir ugnis, kas yra oras, gaisras, saugaus elgesio taisyklės. Devintas skyrius: mišinių ir tirpalų pasaulis. Tai irgi nesudėtingai aprašyta, taip kad galėtų suprasti vaikai lengvai, o mokytojai paaiškinti. Ir naujas skyrius, kuris prieš tai nebuvo bendrojo ugdymo programoje, tai energija ir žmogus, kad penktokam reikia jau žinoti, kas yra potencinė ir kinetinė energija ir paprastieji mechanizmai, kuriuos taip pat stengiamės aiškiai paaiškinti ir aprašyti taip, kad nebūtų sudėtinga įsisavinti medžiagą. Taigi, įvadas visada prasideda kažkokia tai nuotrauka, kuri yra susijusi su tame skyriuje dėstoma medžiaga. Ta nuotrauka skatina vaikus domėtis, įtraukti ir derinasi prie šito aprašymo įvado. O įvade yra formuluojama problematika, aiškus įtraukus tekstas, ir kuris yra susijęs su gyvenimiškais dalykais, kaip pavyzdžiui, laikraščiuose, žurnaluose ir internete mirgėte mirga antraščių skambių pavadinimų "Saugokime gamtą". Ir kad visuomenėje dažnai kalbama ir diskutuojama, kokiomis dar priemonėmis būtų galima išsaugoti nykstančius augalus ir gyvūnus. Ir kaip mes visi prie to galime prisidėti. Tai taip pat matote, kad yra kitas blokas šiame skyriuje, ką vaikai padarys, gebės po šito skyriaus. Tai čia irgi kaip pavyzdys, sužinosi, kas yra saugomos teritorijos, kokia jų užduotis, suvoksi, kokia zoologijos sodų ir augalų sėklų bankų paskirtis ir panašiai. Tai čia išvardyta, ką gebės žmogus padaryti, išmokęs po šitą skyrių, perskaitęs, o taip pat žinių patikrinime po to galima pasitikrinti, kuriame puslapyje yra informacija, kurios galbūt kurie sunkiau įsisavino mokinys, kad galima grįžti ir pasitikrinti, kurioje vietoje apie tai buvo kalbame. Pagrindinė tema, aišku, pagrindinėms temoms didžiausias dėmesys, jos yra parašytos jau atnaujintos, pritaikytos mūsų laikams, kaip pavyzdžiui mikroplastikas, kas tai dabar labai daug kalbama apie mikroplastiko žalą, apie tai, kad mes ir kvėpuojame, ir gaminame, ir daug jo maiste. Ir apie šitą jau sužinos penktokai plačiau. Tai yra ir schema, vat, kaip su žuvim, kad mikroplastiko patekimas į gyvus organizmus, tai pavyzdžiui, butelis, jisai suyra, paskui tas daleles praryja žuvis ir atsiduria ant mūsų stalo. Tai iliustracija irgi vaizduoja, atitinka tekstą, kad mokinys ne tik išmoktų, bet ir mokėtų susijęti su nuotrauka. Taip pat, pavyzdžiui, ūkio darbai, kaip seniau vykdavo ir kaip dabar vyksta. Tai jau dabar ir dronais, ir lėktuvais stebimi laukai, o seniau tik tai javus rankom pjaudavo arba augindavo vištas, o dabar yra ir visokių mechanizmų, apie ką galima paskaityti ir kaip sužinoti, kas buvo istoriškai ir kaip dabar vyksta. Tai visa tai irgi susiję į gamtos mokslus ir tas žinių pritaikymas ir įsivaizdavimas, o kaip yra dabar.
Tai taip pat ir buvo ruoštos ir užduotis, taip kaip pavyzdys, va pasiskirskite grupėmis ir paklausinėkite vyresnių žmonių, kaip seniau buvo dirbami ūkio darbai. Parinkite pristatymą su piešiniais ir nuotraukomis. Tai tos užduotis daromos ne tik, kad vat, kas yra šitas arba šitas. Tai tiesiog yra dabar padaryta taip, kad žmogus ir įsitrauktų, ir nupieštų, ir paklaustų vyresnių žmonių. Aišku, yra ir paprastesnių užduočių, aš kalbu apie tokią, kuri ugdo ir pažinimo kompetenciją, ir kūrybingumą. Tai kad visapusiškas ugdymas. Taip pat yra ir lengvų užduočių, kurios yra pritaikytos silpnesniems vaikams, kurie netaip gerai moka šitą dalyką. Taip pat didžiuliu privalumu laikome savukos, kurios yra išskirtos žaliai tekste, vat, pavyzdžiui, teršalai šitoje temoje arba mikroplastikas, bet jos yra taip pat išskirtos arba dešinėje arba kairėje pusėje ir atskirai pažymėtos juoda spalva. Ir šitie apibrėžimai yra tai, ką reikia mokėti, gebėti vaikam atsakyti po kiekvienos temos. Tai, tarkim, mikroplastikas ir teršalai yra akcentas, paraštėje yra savokos, kurios yra privalomos, tai mokiniai žino, kad šitos dalykus jie turi žinoti. Tai taip pat bus ir žinių patikrinime, kiekvienam skyriaus gale pateikiamame yra pateiktos savokos, kurias turi mokėti. O jeigu nemoka, gali atsiversti ir pasitikrinti dar kartą. Taip pat yra rubrika Ar žinai? Tai va šitie man žmogeliukai labai patinkantis, berniukai ir mergaitės su baltais halatais, tai kadangi 13 metų pati dirbau laboratorijoje, tai šitie žmogeliukai man itin prie širdies. Tai žodžiu, ir jie vat analogija į penktokus, į vaikus, kurie domisi, tai tokia linksma rubrika. Jinai yra irgi neprivaloma, bet joje yra pateikiami dalykai, kurie yra labai gyvenimiški ir iš kitos pusės ir istoriniai, ir faktai moksliniai, bet jie pateikiami va taip, kad penktokas domėtųsi tais va gamtos mokslais. Pavyzdžiui, žmonijos pradžioje žmonių buvo labai mažai. Manoma, jog prieš 10 tūkstančių metų Žemėje buvo tik 10 milijonų gyventojų. Iš pradžių žmonės užsiėmė medžioklę, žvejybą, uogų rinkimu, tad jų poveikis aplinkai buvo nedidelis. Vėliau žmonės tapo sėslesni, pradėjo dirbti žemę, auginti kultūrinius augalus, gyvulius, pagerėjus gyvenimo sąlygom, žmonių skaičius padidėjo. Tai va tokios va rubrikos, kurios visada bus pažymėtos šitais mielais personažais. Būna po du, po vieną, tai vad priklausomai nuo skyriaus temos ir nuo vietos likusios. Taip pat nuotraukos, nėra bereikalingų nuotraukų, kurios apkrautų, ypatingai erzintų, kai jau per daug. Tai yra tik tai tos, kurios reikalingos, pavyzdžiui, žmogaus veiklos pavyzdžiai, tai yra gyvulių bandos, yra remontuojami keliai arba statomi namai. Ir yra nuotraukos tos, kurios yra gyvenimiškos, kurias einame va gatve ir matome va šitos visus dalykus, kad nėra kažkoks sudėtingas labai aprašymas arba pateikimas. Taigi, o šiaip ir dizainas labai yra patrauklus akiai, skatina ir mąstyti, ir žiūrėti, ir apžiūrinėti, ir aptarti. Taip pat galima su mokytojais plačiau tas nuotraukas ir jas susijęti su tekstu. Taigi dabar kaip pavyzdį kitą temą noriu panagrinėti, taip pat tokie smulkus įvadai, kurie yra pažymėti kiekvienos temos viršuje žaliai, jie irgi suformuluoja, apie ką tai bus tema ir jinai tokia irgi gyvenimiška, kad nebūtų sunku vaikams pradėti studijuoti ir nebūtų baisu, kaip čia dabar, ką mes čia mokysimės, tai jinai tokia įtraukianti, parašyta penktokiško supratimo lygmeniu. Tai ir skatinanti toliau skaityti. Taigi, taip pat temos yra tikrai atnaujintos, tikrai dabartiniams vaikams parašytos. Va, pavyzdžiui, visi dabar matome vabzdžių namelius. Tai pat įdedama nuotrauka, kad jiems dabar, kas yra, pavyzdžiui, ant sienų pastatų saulės baterijos, jau net ne ant stogų, ant pastatų. Taip pat žalios zonos mieste. Ir varliagyviams padarytos tvorelės, ne tik gyvūnų tvoros, kur važiuojam autostradoje, bet ir tvorelės ir prakasai varliagyviams. Tai visos šitos naujienos, kurios dėrėtų su tradicijomis.
Taigi šone irgi matote ekologinio ūkio sėjomainos apibrėžimus, kurie yra irgi išskirti, kad būtų patogiau juos paskui vaikams atsirinkti. Užduotis, kurios yra, taip pat nepaminėjau, kad kiekvienas užduočių blokas yra su užduočių gradacija į sunkes, lengvas, vidutinio sunkumo. Taip pat yra naudojami simboliai, kurie yra aprašyti vadovėlio priekyje ir kuriuos galite matyti, kad galima atlikti užduotį žodžiu, raštu, kad yra reikalingas pristatymas arba taip pat informacija skatina ieškoti vaikus internete, papildomai domėtis. Tai kiekvieną tą apibrėžimo simbolį apibrėžinti užduotis rasite vadovėlio priekyje. Ir kas patogu, kad, pavyzdžiui, jeigu silpnesnis vaikas, kuris mažiau geba atlikti užduotis, jisai gali daryti lengvas užduotis. Vaikai, kurie itin gerai mokosi, gali sunkias užduotis atlikti arba vidutinio sunkumą. Čia yra irgi toksai privalumas, sakyčiau, kad mokytojui lengviau tiesiog, kai mato burbuliukas pusė arba burbuliukas tuščias, paskirti užduotis atitinkamai mokiniams. Taigi, Eureka Plus temas, jos yra išskirtos kita spalva, va čia matote tokia šiek tiek kitokia žalia. Tai kaip pavyzdys paukščių žiedavimas, jūs matote taip pat QR kodą kairiajame viršutinėme kampe. Šitas kodas nuveda į Ventės ragą ir ten vaikai gali pamatyti, kaip žieduojami paukščiai, kokios yra gaudyklės, kokia aplinka, kaip tie paukščiai skrenda, tai susipažinimai gali jie atsidaryti namie prieš pamoką arba, pavyzdžiui, peržiūrėti namie, jeigu visai nėra laiko dėstyti šitą temą, o jeigu yra laiko ir mokytojas gali ją įsitraukti netgi kaip į mokomąją medžiagą, jeigu spėja išeiti informaciją, tai šitą pagrindinę turiu omeny, tai gali ir pliusinės temas įsitraukti kaip mokomąją medžiagą arba kaip papildomą liepti paskaityti vaikams namie. Tai šitos temas yra įdomios, stengiuosi jas rašyti taip, kad irgi vaikas nepamestų informacijos, kad kažką prisitaikytų savo. Taip pat šitos pliusinės temas turi ir savokos, kurios yra išskirtos paraštyje, taip pat kaip ir pagrindinių temų atveju. Paveikslėliai yra numeruojami tvarkingai. Taip pat užduotis turi skirtingas gradacijas, irgi nuo lengvų iki vidutinio sunkumo sunkių. Ir jeigu yra kažkoks įdomus faktas, taip pat yra ar žinai rubrika šitoje temoje. Ir irgi, pavyzdžiui, kaip pavyzdys pagal internetinėje svetainėje pateikiamas duomenis, Lietuvos paukščių žiedavimo centras priklauso ES paukščių žiedavimui. Ir čia atsidarė nuoroda, patenkate į puslapį, kur galima paskaityti plačiau apie paukščių žiedavimą. Taip pat nuotrauka, pavyzdžiui, paukščių gaudyklės Ventės rage yra dabartinė, tikrai yra dabar, taip ir atrodo tos paukščių žiedavimo vietos. Tai irgi informacija yra atnaujinta ir galima susipažinti su šiuo metu aktualiais klausimais. Taigi, taip pat vadovėlį, kadangi yra, kaip žinote, žinios, tik tai be praktikos yra irgi niekas, tai reikia ne tik žinių, bet ir praktikos, ypatingai gamtos moksluose, tai kai siejasi fizika, chemija ir biologija. Tai visą tai pritaikyti galima rubrikoje Pabandyk. Kaip minėjau, šitai rubrikai Pabandyk užduotims atlikti nereikia jokios papildomos ypatingos įrangos ar kažkokių ypatingų dalykų. Tiesiog, kaip pavyzdys, vandens telkinio schema. Pirmą pabandykit, dabar analizuoju. Tai čia reikės tik tai vadovo augalams pažinti, popieriaus rašyti, pieštuko, kompaso. Tai čia tiesiog reikia nusipiešti schemą, kai tiesiog su pieštuku, su parkeriu, su kažkuo ir būnant lauke apžiūrėti kokį nors vandens telkinį ir pažymėti augančius augalus ir tiesiog schemoje pažymėti ir skatina ir išeiti į lauką ir žiūrėti į ežerą, į vandens telkinį ir pastebėti tuos visus augalus augančius ir kaip jie auga, kuriuose vietose.
Arba, pavyzdžiui, vandens paukščių stebėjimas. Čia šitam pabandyk, reikia tik tai žiūronų, vadovo paukščiams atpažinti. Reikia tiesiog susirasti vietą, va, kaip nuotraukoje parodyta, va, ir nuotraukas siejasi su tuo, ką rašau. Ir pro žiūronus tiesiog stebėti vandens paukščius ir sudaryti jų sąrašą. Nu, užduotis tokios ganėtinai paprastos, bet vis tiek skatina va, pritaikyti tas žinias. Kaip pavyzdžiui, vandens augalų tyrimas. Čia jau reikia nueiti prie ežero, vandens telkinio, reikia nendro, švendro, meldo stiebų ir iš stiebų atpjauti tam tikrą ilgio atkarpą, taip pat įstatyti į stiklainį su vandeniu ir mėginti pro juos pūsti orą. Tai bandymai, kaip matote, paprasti, bet įdomus, kad vat, vaikus skatintų domėtis. Taip pat ir pievos augalų tyrimas. Irgi vat, paprastai nieko ypatingo nereikia, tiesiog išeiti į lauką, atpažinti augalus. Taigi, žinių patikrinimas yra svarbios vietos, kai po kiekvieno skyriaus yra norima susisteminti žinias ir jas pritaikyti. Tai pirmiausiai yra visur bus tie patys blokai žinių patikrinime, tai įsimintinos sąvokos, įsisavinau medžiagą, galiu paaiškinti, pritaikau žinias ir vertinu. Tai pirmiausia, įsimintinos sąvokos, visas sąvokos, kurias aptariau, kurios yra iš šono paraštėse parašytos, tai šitas sąvokos yra išskirtos įsimintinų sąvokų blokė ir jas reikia apibūdinti. Tai tarkim, adaptacija, reikia pasakyti, kas yra adaptacija. Čia toks kaip žaidimas. Tarkim, mokytojas sako, sėklų bankas, vaikas turi atsakyti, požymis reikia atsakyti, šaltakraujai gyvūnai ir taip toliau. Antras yra įsisavinau medžiagą blokas, kuris sudarytas iš 3 dalių. Tai pirma, yra rask klaidas ir parašyk sakinius teisingai. Tai pavyzdžiui, augalams ir gyvūnams ir kitiems organizmams atpažinti naudojami specialūs sėklų bankai. Tai sėklų bankus reikia nubraukti ir parašyti atpažinimo raktai. Skirtingai nei šaltakraujai gyvūnai, paukščiai ir žinduoliai geba palaikyti pastovią savo kūno temperatūrą. Tai čia irgi reikia nubraukti skirtingai nei šaltakraujai vietoj šiltakraujų, o vietoj šaltakraujai. Tai va tokius įdomesnio tipo užduotis, ne A, B, C, tai vaikus skatina kūrybiškai mąstyti. Taip pat, va, pavyzdžiui, atpažinti sąvokas. Čia jau yra lengvesnė užduotis, tiesiog perskaityti ir atpažinti, kas tai yra. Tai, pavyzdžiui, skirtingų augalų sėklų saugykla, savybė išskirianti organizmą iš kitų organizmų, požymis ir panašiai. Čia irgi toks kaip žaidimas gali būti klasėje. Pavyzdžiui, dabar trečią bloką nagrinėjant, tai priskirk sąvokas jas vaizduojančioms nuotraukoms yra. Pavyzdžiui, šiuo atveju 5 nuotraukos ir yra išvardinti žodžiai. Tai tiesiog atsakyti žodžiu, kuri nuotrauka yra kuri sąvoka. Tai pavyzdžiui, adaptacija yra poliarinė lapė, mimikrija yra šitas vikšras, drugelio su akim apsimetinėjantis gyvatė ir panašiai. Sėklų bankas. Nuotrauka realiai yra tokia pati, kai buvo vadovėlyje nagrinėjimoje temoje. Tai nėra sunki užduotis, tai yra tokia daugiau regimosios atminties užduotis, bet irgi būtinai tokių reikia, kad susietų visus tuos pojūčius, visas žinias praktiškai. Taip pat yra blokas galiu paaiškinti, čia reikia jau atsakyti į klausimus, toks labiau tradicinis variantas, mokytojams priimtinas. Tai pavyzdžiui, kam gyvūnams reikalingas liepiamoji spalva ir mimikrija, kokie zoologijos sodų ir sėklų bankų tikslai. Tokie paprasti klausimai, bet kurie irgi skatina tą vaiką pritaikyti žinias. O paskutinis blokas yra pritaikau žinias ir vertinu, irgi yra ir 6 klasės vadovėliuose ta pati struktūra ir 5 klasės vadovėliuose tokia pati, kad nesimaišytų, kad būtų viskas taip pat kaip ir prieš tai buvusiame vadovėlyje, kad vaikai išmoktų mokytis iš tokios struktūros ir paskui jinai ir eina per klases. Tai tarkim 5 klasės ir 6 gamtos mokslus. Tai pavyzdžiui, šaltakraujai ir šaltakraujai gyvūnai, tai priskirk nuotraukose pavaizduotus gyvūnus šaltakraujams ir šaltakraujams. Čia yra lengva ganėtinai užduotis. Tai tikrai vaikai turėtų gebėti padaryti šitą skyrių, perskaitę ir išmokę. Ir taip pat pritaikau žinias ir vertinu, kaip pavyzdys yra organizmo įvairovė. Pavyzdžiui, pasirinkti reikia nuotrauką mišką arba ežerą ir išvardinti ten esančius gyvūnus. Nuotrauka yra tam, kad
sužadintų regimąją atmintį ir reikia pagalvoti, pasidėti, kokie tie gyvūnai iš tikrųjų gyvena arti manęs. Tai kiekviename žinių patikrinime bus apačioje aš galiu tokia rubrika, kad ką mokinys privalo gebėti šitą skyrių perskaitęs ir išmokęs. Tai papasakoti apie saugomų teritorijų reikšmę, pavyzdžiui, ir pateikti jų pavyzdžių, paaiškinti, koks yra zoologijos sodų ir sėklų bankų vaidmuo, papasakoti apie mane supančią gamtinę įvairovę, nurodyti būdus, kurie padeda atpažinti organizmus. Ir skatina burbuliukai taip iš dalies ir ne, įsivertinti žinias. Tarkim, taip labai gerai aš išmokau, aš labai gerai viską galiu papasakoti, iš dalies ir ne. Ir jeigu ne, tai tada galima pasitikrinti puslapiuose nurodytuose, pavyzdžiui, 26-27 atsivertus, kurių dalykų nežinai.